Skaičiaus kvadratas ir skaičiaus kubas. Šioje pamokoje išsiaiškinsime, kasgi yra skaičiaus kvadratas ir kasgi yra skaičiaus kubas. Išgirdę žodį kvadratas, dažniausiai įsivaizduojame keturkampį, kurio visos kraštinės lygios, o visi kampai statūs. Kvadrato plotas skaičiuojamas kraštinės ilgį dauginant iš kraštinės ilgio. Ta pačią sandaugą galima užrašyti ir kitaip. Toks užrašas yra skaitomas taip: a kvadratu. Kitaip sakant, kvadrato plotas yra lygus kraštinės ilgio kvadratui. Taigi priartėjome prie skaičiaus kvadrato sąvokos. Jeigu turime skaičių ir ant jo užrašyta mažiuką skaičių 2, tai sakome, kad turime skaičiaus kvadratą. Lentoje užrašiau skaičiaus 4 kvadratą, skaičiaus 5 kvadratą ir skaičiaus 3 kvadratą. Tie užrašai yra skaičiaus kvadratai. Kaipgi apskaičiuoti skaičiaus kvadratą? Dar kartą pažiūrėkime į figūros keturkampio kvadrato ploto formulę. Matome, kad a kart a kitaip yra užrašomas a kvadratu. Taigi 4 kvadratu yra ne kas kita kaip 4 kart 4. Štai šis kvadratukas užrašytas ant ketverto rodo, kad ketvertą reikia padauginti patį iš savęs 2 kartus ir gauname 16. Tuomet 5 kvadratu yra ne kas kita kaip 5 kart 5, ką irgi nesunkiai galime apskaičiuoti. 3 kvadratu bus 3 kart 3, tai yra 9. Ką tik išsiaiškinome, kas yra skaičiaus kvadratas. Dabar išsiaiškinsime, kasgi yra skaičiaus kubas. Išgirdę žodį kubas paprastai įsivaizduojame erdvinį kūną sudarytą iš 6 kvadratų, kurio visos briaunos yra lygios. Tokio kūno, kubo, tūris yra skaičiuojamas ilgį dauginant iš pločio ir dauginant iš aukščio. Kadangi tiek ilgis, tiek plotis, tiek aukštis yra vienodi, tai tiesiog a kart a kart a. Bet ko gero teko matyti ir šiek tiek kitokį užrašą, kurį skaitome kraštinės ilgio kubas. Galima sakyti, kad tūris yra kraštinės ilgio kubas. Mes priartėjome prie skaičiaus kubo sąvokos. Jeigu turime skaičių ir ant jo yra užrašytas mažesnis skaičiukas, štai taip viršuje 3, tai sakome, kad turime skaičiaus 2 kubą. Skaitome 2 kubu. Kaip apskaičiuoti 2 kubu? Ogi 2 padauginti iš 2 ir padauginti iš 2, nes kaip matėme, a trečiu yra ne kas kita kaip a kart a kart a. Taigi 2 trečiu yra 2 kart 2 kart 2. Ir tas mažasis trejetas parašytas ant skaičiaus mums sako, kad pakelti skaičių kubu, tai padauginti skaičių patį iš savęs 3 kartus. Ir taip nesunkiai pakeliame dvejetą kubu ir gauname 8. Taigi išsiaiškiname, kas yra ir skaičiaus kubas. Dar kartą skaičiaus kvadratas ir skaičiaus kubas mums dabar yra žinomos sąvokos.